Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mėly žmonės, šiandien atsakysiu į klausimą, kas yra Ramadanas ir koks yra jo tikslas. Tai Ramadanas yra pasninko mėnesis, per kurį musulmonai pasninkauja nuo ankstaus ryto iki vakaro, kol pradeda temti. Tai per tą laiką žmonės atsisako tokių dalykų kaip maistas, vanduo, lytiniai santykiai. Ir visą mėnesį žmonės pasninkauja. Po to gale dienos visi susirenka mečetėje ir kartu bendruomenė visa ten dažniausiai daro tokius iftarus, kur sulauži pasninką, kad pavalgė ten žodžiu. O koks tikslas yra Ramadano? Tai Ramadano tikslas yra dvasinis tobulėjimas, nes per tą visą mėnesį stiprinama valia, disciplina. Žmonės atsisako blogų visokių įpročių. Per pasninką, žodžiu, valosi organizmas ir taip pat siela valosi, tai žodžiu, žmonėm atleidžiamos nuodėmės. Ir tiek žinių, o šiaip toks ir tikslas Ramadano, kad tobulėti. Kai kurie broliai vadina jį worshiping mėnesiu. Tai žodžiu, čia per tą mėnesį stengiamės kuo daugiau daryti visokių gerų darbų, kuo daugiau melstis. Žmonės varžosi, kuris daugiau padarys gerų darbų per Ramadaną. Gale Ramadano būna 10 naktų, kur geriausios metuose. Ir ten per kažkurią ten iš tų 10 dienų būna naktis, kad arba per visą Ramadaną, arba per paskutinės 10 dienų didesnis šansas, kad ta naktis bus, tai Leilatul Qadr. Tai ta naktis yra geresnė negu tūkstantis naktų, ir per tą naktį, žodžiu, visi geri darbai, mes tikim, kad jie būna padauginti ten 1000 ar kiek ten kartų, žodžiu. Tai toks ir yra tas Ramadano tikslas, kad augti dvasiškai, tobulėti, atsisakyti blogų įpročių, pasninkauti. Gale pasninko būna atpranti nuo to maisto, atrodo biškį užvalgai ir sotus jau, žodžiu, labai, kas kovoja, tarkim, su apetitu, negali susivaldyti, daug valgo, tai Ramadanas, manau, tokiem žmonėm labai padėtų.